Sveiki draugai, ką iššausim video YouTube po 2 metų pertraukos. Turim tokį objektuką Budmat Koma, danga vyšnės spalva 3009 kodas. Pakalimas Budmato PVC, auksinis ąžuolas. Sistema šiuo atveju strūga, nes Budmatas neturi vyšnės spalvos, lietaus sistemas flamingo. Gaila. Taip atrodo. Reiktų apeiti aplinkui. Mūsų praigas. Tai atsiprašau, kad taip ilgai nebuvau YouTube'ės kanale. Pasistengsim būti dažniau. Pakalimas apie 40 cm, ventiliuojamas. Spalva pasikartosiu, auksinis ąžuolas. Nežinau, gal matot kažką. Dabar ruošimės, montuosim kaktinę skardą, dėsim kabliukus, montuosim lietaus sistemą. Tai šitą objektą einam pabaigą. Čia aš atostogavau, tai chebra be manęs darbavos. Dabar mes pusę dienos dirbam vienam objekte, pusę kitam. Tai va, turim tokį vaizdelį. O tokias lentelės. Likučiai. Čia X-mat padengimas, galime pasižiūrėti. X-mat, kaip patikrinti, kad kokybiška stogo danga, pasižiūrėti datą, pasižiūrėti padengimą. Bėlin, kaip čia prilyja. Čia va, žiūrėkit, gavas kaip kampas. Kodėl tas kampas taip gavosi? Dėl to, kad yra išsikišusios plytos ir žmonės norėjo didesnę pakalimą. Palaukit, parodysiu. O, matot, kadangi yra išlindusios plytos 12 cm, čia nėra išlindusi plyto, tai čia padarėm 40, kaip buvo prašyta. O jeigu norėjom čia 40, tai čia teko paplatinti, nes ten įstrižainė dar nuėjo mažiau, tai čia teko padaryti iš visą. Dabar, jeigu neklystu, čia gavos apačia 55, viršus apie 3, o apačia 40 ten. Bandysiu parodyti, kaip čia kas vyksta iš toliau, nes čia nelabai ką tik prilyja. Ir saulė šviečia, gal kažką matot. Viskas gražu. Įstrižainės viskas čiki-piki. Tai šito namelio samata, čia yra apie 160 kvadratų, yra, kiek atsimenu, apie 14 000 eurų. Darbas ir medžiagos 14 gal. Tai apie 80 eurų kvadratas gaunasi. Kažkas tokia. Dėžutės čia užsidarys, tas garda. Čia, nes tos plytos yra. Užsidės vėjelintas. Čia 15-nės, ne? Iš kur tokį kampainį gražų turi? Ir kokius. Šoka. Jau tikrai nesakys iš kur. Ne. Man pinigus už reklamą reiks nebūtų. Nesusitarę, buvom namiega. Manau, kad vis tiek visi žino. Tai va. Tiek žinių šiam kartui. Galim iš toliau da paeiti. Parduodu Passatą už 200 eurų. Kreipkitės į Vismį.
Durų spalva čia nesiskiria, čia tik atrodo, kad skiriasi. Sveiki draugai, stengsiuos dabar kasdien pafilmuoti po kelias minutės į YouTube kažką, tai pakalbėsiu, kas dabar vyksta. Ten, kur filmavau tą stogą, tai dabar mes pusę dienos dirbam prie to stogo, kitą pusdienį prie kito stogo, kurio neleidž filmuoti, tai galiu tik papasakot, ką mes ten darom. Tai šiuo metu darom yra stogo skliautai, dedam skliautus iš gėgnių kempinkę, 100 kempinkių, kas 60 cm. Padarėm langų ertmės tas vadinamas, dedam plevelę, dedam makaroną ir kadangi fasado niekada nežinau kas bus ir kiek ten metų kas stovės, tai dedam OSB plokštę 12 mm ir ją dažom grafitiniu impregnantu specialiu. 2 kartus nutepsim, kad laikytų, nes OSB plokštė iš tikrųjų bijo drėgmės. Tai čia toks yra kaip laikinas variantas apsaugoti fasadą, plevelę, tarkim, nuo kažkokių gamtos reiškinių. Aišku, būtų geriausia iš karto fasadą daryti, bet kadangi visiems ta pati problema yra su pinigėliais, tai čia toks yra kaip laikinas būdas. Kas mano video žiūri, tai 2 kartų turbūt matėt, kad mes dedam kartais USB plokštę. Tai va, šiandien yra antradienis, pasidarbavom prie skliautų, dabar važiuosim, baiginėjom tą kitą objektą. Galėsiu parodyti, ką ten darom, bet prieš tai dar reikia man nuvažiuoti 2 sąmatas padaryti. Legendinės sąmatos. Čia kaip čia pasakyti, iš vienos pusės juokinga, iš kitos pusės skaudu, iš kitos gal normalu. Kadangi esu viešas žmogus, tai labai daug susilaukiu visokią šūdą drėbimą ant manęs. Daug kas nori man pakenkti. Tas jau gal senai vyks, bet dabar labai negražiai vyksta, nes yra daėčiai iki advokatų, iki teismų, iki visokių nesąmonių. Žmonės visokiais būdais bando man pakenkti, ta prasme. Rašo visokius blogus komentarus, aš jas užblokuoju, tada jie supyks, kad aš užblokuoju, tada jie kitus socialinius tinklus rašo, pasikeičiu visokius nikus, susikur kitus per... Ir ta prasme, jie kažkokie yra pikti, savo pyktį nori išlieti, ta prasme, ant žmonių, kuriem kažkas sekas, kurie kažką daro. Kiek aš galėčiau pasakoti, žinokit, hebrytė, klientai, kurie yra nepatenkyti, kurie, nu čia tiek visokių buvo įdomių dalykų, po to man sako, kad aš apsimetinėju. Kažkada aš viską paviešysiu, kažkada, nes, nu vienu žodžiu, čia man grasin, kad mane paviešys žiniasklaidos iškvies, bet aš kažkada paviešysiu viską irgi. Mažas vaiks nebūsiu, pirms to nedarysiu, jeigu grinai pradės, jau dabar daro, bet aš dabar vardui pavardžiu ir objektų nesakysiu, bet yra keli objektai, kurie nori man pakenkti, kuriuo vieną aš padariau, kitą nedariau. Su žmonėm susitarė, atsirand kažkokie vaikai iš užsienio, jie ten, žodžiu, nori man atkeršyti už kažką, nepatinku ir taip toliau, ir prisimasta istorijų, man net neleidž paaiškinti. Atseit mano sąmatos yra popierinės ant popieriai ir taip toliau. Nors siūliau padaryti su kompo, bet man neleida ir dabar mane šmeiž visais galais, kad aš nemoku normalių sąmatų padaryti. Ir kad aš darbą eigoj, žinokit draugai, ko nesu gyvenime padaręs, tai darbą eigoj pakeitęs, ne darbą eigoj, o tarkim susitariu su žmogum stogą, tarkim stogs, ten priesta, tai visi šurum burum, kaip sakant, darbai medžiagos, tarkim 20 000 eurų. Ir mane kaltin nebūtais dalykais, kad aš darbą eigoj arba darbą pabaigoj pakeičiu sumą. Aš gyvenime atvirai prisiekdam žėdam sumį, jekis nesu per 18 metų pakeitęs sumos iš orą. Dabar kaip pavyzdys. Dirbam darbą, nu tarkim, dengiam stogą, ne, prašo, ten reiks skliautus padaryti, reik viduje gėgnes atremt, stygą sudėti, kambarius ten darysiu čia. Ir pavyzdžiui, atsiranda. Žiūrėkit, sakau, nu, kaip pavyzdys, nebuvom sutarę viduje sudėti stygų arba atraminių, kai yra 2 šlaitų stogs ir sudėti atramas, pavyzdžiui, po metrą. Saka žmonės, gal tu man gali sudėti, saka, mes čia kambarius darysim. Taip, sakau, galiu sudėti. Paskaičiuoju sąmatą, sakau, kainuos medžiagos ir darbs, tarkim, 3000 eurų. Ir mane apkaltin, kad aš pakeičiu, ta prasme, viešai mane apkaltin, šmeiž, rašo, kad aš pakeičiu sąmatą. Žmonės, atsibuskit. Jeigu jūs užsimanot papildomų darbų, tai jūs galvojat, kad yra tokių darnelių, kurie už dyką darys? Nėra tokių darnelių.
Jūs neieškokit durnelių. Aš durnelis nesu. Aš esu paprastas žmogus, kuris sąžiningai, ramiai nori dirbti, kuris kiekvieną dieną kelia viešumą savo darbus, kitų darbus, kas yra įvykę ir taip toliau. Jeigu aš daryčiau tokius darbus, meluočiau, apgodinėčiau žmonės ir iš oro prašyčiau pinigų, tai aš neturėčiau nei darbą ir aš senai būčiau kokiam teisme apkaltins ir būtų čia straipsnių pilna. Dabar jūs norit melagingais parodymais, prigalvoja istorijų, išvartę savaip man pakenkti. Čia dabar aš galėčiau pasakoti, bet kadangi čia neaišku, kaip čia baigsis, nes dar nesibaigė, tai mane kitos visur įeina kažkokius tinklapius, į mane nori pažeminti. Aš dabar niekas gyvenime to neleisiu, aš nepasiduosiu ir jeigu aš esu bereikalas šmeižiams, aš negailėsiu jokių pinigų, jokios sveikatos, nieką, bet aš neleisiu, kad mano terštų mano vardą žmonės, kurie visiškai nežino situacijos ir kurie nori man pakenkti iš oro šiaip sau, dėl to, kad aš nepatinku, dėl to, kad mano veids nepatink, dėl to, kad aš darbą turiu, dėl to, kad man sekas. Taip nesidaro ir aš neleisiu niekam teršti mano vardą. O čia, kad komentaruose YouTube ir Facebooką parašė, tu toks anoks, vapšie man pochu yra. Žmonės vietiniai čia joniški, kurie kiti meistrai, kurie stumia manęs. Ai, žiūrėkit čia tas, žiūrėk, influenceris. Aš galiu pasakyti taip, kad eikit visi jūs nahui, nepatink, nežiūrėkit, pavydėkit toliau, aš važiuoju savo keliu ir važiuosiu ir neleisiu savo vardą šmeišti. O jūs prekių galit man rankų nekelti, o zdarova Žilvinai, o žakių šūdą malat. Nekenčiu tokių žmonių, nevirškinu ir aš tokį žmonėm gyvenime nei sveikinos, nei rankas duodu keliu ir taip toliau. Ta prasme, yra daug, jau pusė pažįstamų tokių yra, kurie esu sužinojęs, kiek šūdan manęs drėb be reikalo. Ta prasme, tai jūs mano vardą teršėt, aš tai darbą turiu vis tiek, bet jūs mane žeminat iš oro neturėdami jokių priežasčių. Rašo komentaruose, Žilvinai, važiuok savo brokus sutvarkyti, kokius brokus, apie kokius brokus kalbat. Yra buvę netgi tokių situacijų, kad žmonės įded fake kitą žmogaus padarytą blogą stogą ir apkaltint, kad Žilvino stogai padarė nekokybiškai stogą. Aš net nepažįstu, nei kas tas žmogus, nei kieno čia stogs. Aš visus savo stogus filmuoju, 99% yra visi nufilmuoti, užfiksuoti. Tai gali, ta prasme, čia yra melagingi parodymai ir vardą teršims, čia gali iki teismo viskas daryti. Tai jūs biškai pagalvokit, ką darot. Ar aš nesuprantu, dėl ko taip darot. Ką aš jums blogą padariau, dėl to, kad aš filmuoju, dėl to, kad aš tave užblokavau. Nei vieną žmogaus šiaip sau neužblokuoju. Jūs žeminat mane, mano šeimą. Jūs nusipelnę tie, kurie visi užblokuoti, 99% esat visi nusipelnę būtų užblokuoti. Ir dabar visi pykstat, nes užblokuotų yra 5000, ne? Nepatink plaukų spalva, nepatink čia tas, nepatink maikė, nepatink kaip nusikerpi. Sakau dar kartą, tie paviduoliai, kurie norit kenkti, eikit visi toli. Tiek žinių, važiuojam darbuotis. Amortizatoriai Subaru sportiniai važiuoja į reguliavimą. Buvo atvažiavęs dėdė direktorius, atvežė dovanų fizinėje parduotuvėje. Tai lankstinukai būdmat. Galėsit atėję fizinę parduotuvę pačipinėti, surinkti viską. Visą informaciją galėsiu suteikti. Ir galėsit viską įsigyti pas mane per mane geresnėm kainom negu kitur. Nu, Iron Click, Prime Click, S, Belasara, Muranovo, kur dabar montuojam čia. Komo, sako Murano, mes Komo montuojam, jo, bet jos yra labai panašios, žiūrėkit. Bum. Struktūra tik tokia. Mes montuojame būtent šitą. Standartas yra su mikrobangėlėm. Tai mūsų populiariausia Venecija. Ir čia naujiena yra. Garda. O taip atrodo. Įspūdingai šiaip atrodo. Ventiliaciniai vadedas pokrai kaip klasikui viršui. Taip pat startinis priekį. Kitoks negu Venecijai. Nes Venecijai va toks deda startinis.
Tai va, draugai. Pati geriausia man stogo danga. Budmata. Visas dangos, kas čia yra, visas labai patink, su visom patink dirbti. Jokių problemų su medžiagom, su tiekimu, su kažkokiais, apie kokybę, apie stogo brokus iš vis nei kartą nėra nieko buvę beveik per 10 metų, tai miela dirbti su Budmatu. Ir čia jokia reklama, o gyvenimo patirtis. Tai galėsit ateiti mano fizinę parduotuvę, Joniškiečiai, ir ne tik, ir sužinoti viską apie pakalimus, apie lietaus sistemą. Flamingo. Čia va naujoviška, Flamingo IQ. Buvom seminarę, viską pristatę apie šitą lietaus sistemą, irgi įspūdingai atrodo. Stipri, ji nėra brangesnė, bet verta savo kiekvieną eurą. Laikikliai va. Saulės baterijom. Mod sistema. Taip pat vėjelentės va visos, kiekvienai dangai skirtingos. Galėčiau čia šnekėti ir šnekėti. Net nereik lankstinuko, nes jau viską minti nežinau. Tai va, draugai, tokios žinias. Čia pavyzdukai, lietaus sistemo, modelių. Galėsit pačiupinėti, kaip gyvai atrodo. Taip pat atvažiuosit į standas.